Aš Andrius Hrapovickis, esu Vilnietis. Nuo 7 metų augau, gyvenau ir mokiausi Naujojoje Vilniuje. 5 gyvenimo metus praleidau emigracijoje. Teko studijuoti elektros inžineriją, teko savarankiškai mokytis informatikos, psichologijos, domėtis politiką. Teko dirbti įvairiausiuose srityse. Įgijęs kelių transporto veiklos licenciją, įsteigiau transporto paslaugas teikiančią įmonę, kurioje šiuo metu ir dirbu. Kandidatuoju Lietuvos Respublikos Seimą, atstovaudamas Lietuvos liaudies partiją ir mūsų partijos pažiūros. Kurios pažiūros jums priimtiniausios? Vertybės, kodėl pasirinkot šitą partiją? Dėl kokių vertybių? Greičiausiai išvardinsiu tas vertybės ir pažiūras, kuriuom mes labiausiai skiriamės nuo kitų kandidatuojančių partijų. Tai mes kategoriškai esame prieš bet kokias imigrantų kvotas, mes esame prieš homoseksualių santykių partnerystės įteisinimą, esame prieš žemės pardavimą užsieniečiams. Apie save truputėlį dar papasakokit. Didžiausia savo kompetencija laikau gebėjimą kritiškai, analitiškai ir nešališkai vertinti globalinę ir politinę situaciją pasaulyje ir Lietuvoje. Ją įgijau mokydamas savarankiškai ir nemanau, kad visos aukštosios mokyklos geba to išmokyti. Jūs mokėtės Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, teisingai? Teisingai. Ir jos nebaigėte? Nebaigiau. Kodėl? Iš tikrųjų, tuo metu ekonominė padėtis Lietuvoje buvo žymiai geresnė, buvo daug gerų darbų, atlyginimai buvo geri ir tai mane suviliojo. Tai jūs išmetė ar jūs pats išėjote? Aš pats išėjau. Tai kitaip sakant, neturite aukštojo išsilavinimo? Aukštojo išsilavinimo neturiu, bet... O bent kokį išsilavinimą turite? Aš turiu vidurinį išsilavinimą. Vidurinis išsilavinimas. Jūsų manimu valstybę valdyti gali žmogus be aukštojo išsilavinimo? Argumentuokit, kodėl taip manote? Šiuo metu dažnai galima išgirsti tokius pasisakymus, kad į Seimą turi eiti tik tai profesionalai patyrę politikoje arba aukšto išsilavinimą turintys kandidatai. Tačiau įstatymas neįpareigoja kandidatų į Seimą turėti aukštąjį išsilavinimą. Ir aš su tuo sutinku. Kadangi mano supratimu svarbiausias kriterijus Seimo nario pagrindiniai veiklai yra Seimo nario pažiūros ir jas atitinkantis balsavimas. O nusimanote ekonomikoje, nežinau, socialiniai politikoje? Ar nusimanote? Kodėl turėčiau būtent šitos dalykus nusimanyti? O tai kaip jūs dirbsite Seime? Ką jūs ten veiksite? Aš jau pasakiau, ar Seimas nepriiminėja įstatymų susijusių su ekonominė situacija? Tai žinoma, bet per savo sukauptą gyvenimišką patirtį aš supratau vieną dalyką, kad yra daug efektyviau kažko konkretaus išmokti gilinantis ir analizuojant tą tam tikrą dalyką, o ne einant ir mokytis bendrai visko į universitetą. Na, tarkim, bus koks nors klausimas susijęs su mokesčiais, pavyzdžiui, progresiniai mokesčiai. Kaip jūs balsuotumėt, kokia jūsų nuomonė apie šitos mokesčius? Žinoma, aš manau, kad progresiniai mokesčiai tai yra gera idėja, kadangi tai mažina socialinę atskirtį tarp žmonių. Aš dabar žiūriu taip pagal jūsų biografiją, kur jūs dirbote statybų sektorėje ir apsaugos srityje. Tai kitaip sakant, statybininkų ir apsaugininkų, kitaip sakant. Paprastai tariant. Ne, statybininkų aš dirbau statybos sektoriuje, apsaugininkų dirbau apsaugos sektoriuje. Tai aš taip ir pasakiau, dirbot statybininkų ir buvot statybininkas ir apsaugininkas. Jums čia įdomiausius mano tos profesijos. Žinoma, nes aš jūsgi pristatinėjau, ne kažką kitą. Tada Jungtinėje karalystėje dirbote prekybos srityje. Taip. Ką, kuo prekiavot? Pardavėjas buvot? Taip, prekybos centre buvau pamainos viršininku, po to, kai buvau tiesiog paprastų darbuotojų. Kur jūs, kaip jūs manot, Seime galėtumėt kokiam komitete dirbti, pagal tai, ką jūs išmanote? Seime norėčiau, reiškia, ir galėčiau dirbti nacionalinio saugumo komitete, nes labai gerai atskiriu, kas yra pavojus Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai pasakykit, kas yra pavojus nacionaliniam saugumui? Pavojų kelia sindikatas už jau 25 metus valdančių partijų bei tam tikrų bjaurių politinių žaidėjų interesus ES parlamente atstovaujančių lietuvių nugarų. Ir kaip jūs siūlot spręsti šitą problemą? Paprasčiausiai mūsų Seimui reikia tokios partijos kaip mes,
Ir aš esu tikras, kad jeigu bent dalis mūsų pateks į Seimą, iš tų pačių valdančių partijų atsiras žmonės, kurie norės prie mūsų prisijungti. Tai kaip jūs siūlot spręsti šią problemą, kurią įvardinat? Tų žmonių nebereikia rinkti pakartotinai. Tai renka rinkėjai, bet kaip jūs siūlot spręsti šitą problemą? Tai jeigu jų nebus, tai nebus ir problemos. Supratau. Gerai, kitas klausimas Žydrūnui. Irgi toks nesaldžiausias klausimas. Žydrūnai, nekartą esate pripažintas stipriausių žmogum pasaulyje, daugam esate vyriškumo ir stiprybės etalonas. Noriu iš jūsų išgirsti, ar tikrai esate už homoseksualų santuokos įteisinimą? Už homoseksualų santuokos įteisinimą neina kalba Lietuvoje, todėl jūs tikrai neturėjote galimybės tokio atsakymą niekada girdėti. Aš esu už tai, kad mūsų šalis, kurioje beliko ne visai pilni 3 milijonai žmonių, kiekvienas žmogus galėtų gyventi laisvai, kaip jis nori. Ir kuo mažiau valstybė kišis į asmeninį žmonių gyvenimą, tuo mums visiems bus geriau gyventi. Gintaras. Atsiprašau, galime klausimą pakartoti. Jūs dalyvaujat mūsų debatuose? Žinoma, kaip jūs vengsite viešųjų ir privačių interesų konfliktą balsuojant Seime? Sunku suvokti. Man tai yra visiškai du atskiri dalykai. Viešieji ir privatieji interesai. Jeigu šiuo metu aš turiu verslą, aš dirbu verslę, bet jeigu aš pakliusiu į Seimą, tai verslo jau nebebus. Tai kam ir tie interesai? Ačiū, bet nereikėjo. Aš manau, kad Seimo narys gauna pakankamai normalią algą ir gali iš to gyventi, jam nereikia kažkokio... Tai jūs uždarysit savo įmonę, ar ką jūs darysit? Greičiausiai. Atleisti darbuotojus? Ten dar nėra darbuotojų, įmonė nėra didelė. Jūs vienas dirbot to įmonėje? Taip. Buvo dar padaryta viena klaida, kurios dar nepaminėjo, tai buvo energetinių klausimų politizavimas. Prisiminkime, kad mums teko uždaryti atominę elektrinę, kad mes atsisakėme tiesti dujų vamzdį per Lietuvą, kad mes atsisakėme statyti bendrą atominę elektrinę su Baltarusija ir pirkome dujų terminalą, kuris mums tikrai nebus naudingas. Kadangi jisai pagamina daugiau dujų, negu mes planavome parduoti. Ir apskritai dujų kainos nukrito tik todėl, kad jos apskritai nukrito naftos kainos. O naftos kainos yra pririštos prie dujų. Ar tikrai to šaly kandidatuojat, kur norit gyventi? Pasakyti savo nuomonę. O ką aš neteisingai pasakiau? Apie energetinę nepriklausomybę ir apie terminalą jūs manote, kad jis Lietuvai yra nereikalingas? Aš teisingai suprantu? Terminalas per brangus tikrai. Pone Brasai, ne jūsų dabar laida. Bet ačiū, Brasai. Tai gal pasikeiskit, Nelabai yra už ką dėkoti šitą vietą. Už antivalstybinės pozicijas. Skirtingos pažiūros. Andrius Krapovickis, prašau. Šiandieną Lietuvos valstybė, kaip tam tikra etinė ir kultūrinė sudėtį turinti tauta, stovi ties išnykimo riba. Jei dar bent kelias kadencijas mūsų šalį leisime valdyti tom pačiom partijom, kurios nešasi tokias pažiūros, šansų pamatyti Lietuvą, kokia jį buvo po nepriklausomybės atkūrimo, nebeliks. Vertinant tai, kokios politinės pažiūros sisteminės partijos neša, peršasi išvada, kad po 10 metų pažiūrėję pro langą galėsime pamatyti tokį vaizdą. Gatvėje daugumą sudaro juodaodžiai, musulmonai. Baltuosius gali pamatyti arba prabangiame automobilyje, arba pakampėse, tupinčius ir prašančius išmaldos. Štai vienas tamsiaodis pabėgėlis patvorėja Graibų Lietuvaitę. Ir jo šauksmus padėti niekas neatsiliepia. Kam kištis, juk svarbu aš. Kitoje gatvės pusėje eina du vyrai, susikibę už rankų ir romantiškai šnekučiuojasi. Vienas jų nešasi mergaitę. Tai jų dukra. Balsuokite už kandidatus pagal savo pažiūras. Lietuvos liaudės partija numeris 10.